Labas visiems, mano vardas Sedas ir šiandien mes darysim tokį labai įdomų dalyką, tiksliau aš darysiu tokį labai įdomų dalyką, galbūt nelabai įdomų, nežinau, ta prasme čia jau jums nuspręsti, ar jums bus įdomu ar ne, bet šitą idėją, šitą savo mintį jau labai ilgai generavau savo šitoj galveliai ir tiesiog nusprendžiau, kad aš nebegaliu tylėti, kad aš noriu dalintis dalykais, kurie man yra svarbus, kurie mano supratimu ir matymu yra ir darosi svarbus ir kitiems žmonėms. Ir aš kalbu apie sąmoningumą, dvasingumą, apie įvairiausias praktikas, dvasinės praktikas, kurios padeda mums augti ir pažinti save, kas mes iš tikrųjų esame. Nes vis dažniau ir dažniau susiduriu su žmonėmis, kurie kelia tokius klausimus, kaip ką aš veikiu šitoj žemėj, kas bus, kai aš mirsiu ir panašiai. Ir kas yra įdomu, kad su šitais klausimais aš susidūriu būdamas dar visai vaikas, kažkur 5 metų, kai aš klausdavau savo tėvų ir negaudavau atsakymų, nes tiesiog jie viską nurašydavo tam, kad jisai mažas ir čia jam praeis šitą fazę. Bet jinai nepraėjo, kaip matom, ir dabar esu ten, kur esu ir esu labai laimingas, kad visgi ta fazė nepraėjo, nes atsivėrė daugybė nuostabių dalykų ir informacijos, kuri man padeda augti kiekvieną mielą dieną ir tiesiog tapti geriausią savęs versiją. Ir kas yra įdomu, kad mano tėvai irgi buvo pakankamai religingi ir mes eidavom į bažnyčią ir aš turėdavau mokytis įvairiausias maldas, bet kažkaip aš nuo pat mažumės neprijaučiau šitam visam dalykui ir tai man būdavo labiau kančia negu kažkoks išganimas ar kaip tai galima pavadinti. Bet kas yra įdomu, kad būdamas kažkur 14 metų visgi labai stipriai panėriau į religiją, tiesa ne į katalikybę, o į tokią praktiką, kuri vadinasi bhakti yoga, dar kitaip verčiasi kaip meilės dievui praktika. Ir aš iš tikrųjų buvau labai didelis fanatikas ir aš dariau labai daug dalykų, kurie mano akimis turėjo būti padaryti iš to vaibo, kad juos daryti reikia, o ne iš to, kad aš noriu tai daryti. Ta prasme, aš turėjau labai daug aplinkoje žmonių, kurie tai darė, skaitydavau vyriausius šventraščius ir man atrodė, kad tai yra teisingiausia ir kad aš taip turiu elgtis. Bet mano širdyje ten kažkur giliai tas balselis sakė, kad Edai, tu esi ne čia ir Edai, tu turi daryti truputėlį kitaip. Viskas gerai yra su religija, viskas gerai yra su tai žmonėm, kurie praktikuoja ir kurie tiki. Bet man asmeniškai, man kaip sielai, šita patirtis buvo reikalinga, bet jinai nebebuvo reikalinga iki tam tikro momento. To prasme, aš atėjau tam tikrą momentą, kai supratau, kad viskas, aš nebegaliu savęs apgaudinėti ir sakyti savo, kad tai praeis, nes po to fanatizmo sekė daugybė abejonių, kurios mane kiekvieną mielą dieną kažkaip labai stipriai veikia. Ir aš supratau, kad viskas, aš nebegaliu ir aš turiu kažką keisti. Ir va tada, kada supratau, kad aš turiu kažką keisti, į mano gyvenimą atėjo kristalai. Atėjo įvairiausios praktikos, reiki praktika, teta healingo praktika, įvairiausios meditacijos, manifestavimo praktikų daugybė. Ir tiesiog daugybė visokiausių dvasinių įrankių, kuriuos aš pradėjau naudoti ir pamačiau, kad wow, ta prasme, ant kiek viskas gali būti kitaip, negu kad aš gyvenau prieš tai. Ir šitą supratęs, aš tiesiog nėriau visą šitą sąmoningumo ir dvasingumo vandenyną. Ir žinot, kartais atrodo žmonėms, kad wow, kaip yra faina būti dvasingu žmogum, kokie jie laimingi ir kiek jie visokiausių gražių dalykų išgyvena. Bet už visų šitų gražių dalykų slypi tikrai daug tamsos, apie kurią kartais yra nutylima iš tikrųjų, apie visą tą tamsiąją sielos naktį, galim taip sakyti, kai tu jautiesi visiškai beviltiškai, kai tu nieko nebežinai ir esi visiškam dugne, iš kurio pakilti yra tikrai sudėtinga ir tave atrodo iš visų pusių talžo, daužo ir visaip kaip tave išbando, bet at the end of the day tu vis tiek pakyli iš tų pelenų, prisikeli ir supranti, kad wow, kiekviena patirtis tiek kažkokia negatyvi, tiek pozityvi, nors iš tikrųjų aš galbūt nesu labai linkęs jų skirstyti, nes patirtis tiesiog yra patirtis ir jos visos yra reikalingos ir labai yra svarbu suprasti dar ir tą momentą, jog viskas apskritai yra laikina šitam pasaulyje ir šitas kūnas
kūnas, kuriame mes gyvename, yra laikinas ir visos situacijos, kurias mes patiriam, yra laikinos, bet ten, kur mes savo mintis fokusuojam, ten teka energija, o kur teka energija, ten kuriasi materija, tad kartais mes tiesiog užsisukam kažkokių, kad ir nesėkmių tokiam cikle ir rate, nors tiesiog patys fokusuodami ten savo mintis ir energiją tai sukuriam. Tai tiesiog yra labai labai svarbu suprasti, jog mes patys esame tiek kūrėjai, tiek griovėjai savo gyvenimu ir mes iš tikrųjų labai labai daug turim galios, kurią galim išnaudoti ir galėdami ją išnaudoti galim sukurti labai labai gražius dalykus. Tad mano visas šitas podcastas ir bus apie tai, kaip tą padaryti, tiesiog dalinsiuos savo patirtimi, taip pat turiu daugybę idėjų pakviesti žmonių, kurie turi tikrai nemažai patirties įvairiose dvasinėse praktikose, be abejo dalinsiuosi tą patirtim ir aš, kurią turiu, nes jos irgi turiu nemažai prikaupęs, kadangi esu reiki praktikas, taip pat užsiimu ir teta healingu truputėlį, visokiausiamis meditacijomis, manifestavimu ir panašiai, darbus energija apskritai, taip jeigu bendrai kalbant. Tai tikrai turiu patirties, kurią noriu pasidalinti ir tiesiog, kad mes kartu visi galėtume augti ir tiesiog šitaip tapti geriausia savęs versija kiekvieną dieną. Tad trumpai tiek, čia toks truputėlį mini įvadas į visą šitą podcastų seriją, kuri bus ateityje. Jeigu klausai šito podcasto ir girdi dalykus, kurie tau rezonuoja, tai labai labai panašu, kad pasimatysim dar ir kitą kartą. Ir jo, ačiū, kad klausėjai, ačiū jums visiems ir tiesiog pasimatysim kitose laidose. Tai va, ateo.